Pas mus dabar jau viskas tvarkoj, sako Loreta. Akistatoj su vaiko liga išmoksti suprasti ir vertinti, ką turėjai, ką turi ir kas svarbiausia. Menkiausias žingsnis pirmyn mums – olimpinė pergalė. Man dabar labai patinka jos būklė, tik žiūrint su ko lyginsi. Dėl to, kad ji pradėjo ir kramtyti, pamažu valgyti. Iki šiol 2 mėnesius buvo badmetis. Lėsėjo. O dabar jau, pavyzdžiui, kumpelį suvalgė 1 riekutę. Agurko suvalgė 3 grįžinėlius. Jau pasiekimas. Aš tai ir linksma. Dar sausio 15 Julija fotografavosi bendrai klasės nuotraukai. Ir niekas net pagalvot negalėjo, kad jau po 10 dienų mergaitei teks stoti į kovą su sunkia liga. Praktiškai jokių simptomų, žinokit, nebuvo, jinai lankė šokių ratelį, ne tik, kad muzikos mokyklą grojo, bet ten metus ar ilgiau jinai ir šokių ratelį pralankė. Šiek tiek paskaudėdavo jai tą kojytę, gal ir tą šokių kolektyvą, jinai tiesiog turėjom atsakyti, kad, pavargdavo, bet tai irgi, kaip sako, gink Dievo, mums nebuvo net jokios minties, kad tai gali būti čia kažkokios rimtos ligos užuomazga, taip. Lapkričio mėnesį tiesiog Julijai buvo atlikta apendicito operacija. Tai jinai sėkmingai Šiaulių ligoninėje buvo atlikta. Po tos apendicito operacijos mes pastebėjom tiesiog, kad jinai ten po savaitės, po 2 savaičių pradėjo šlubčiot. Tiesiog su dešinė kojytė. Vaikas ir, iš pradžių mes galvojom, tiesiog galbūt tai paauglystės, koks tai dar vis tiek jinai augantis vaikas yra. Kreipėmės į mūsų medikus, tačiau mūsų šeimos centre turėjom tam tikrą laiką išlaukti, kol atvažiuos ortopedas, nes jis atvažiuoja ten iš Kauno, vėl ten praėjo porą savaičių. Atvykęs ortopedas apžiūrėjo ją, pastebėjo, kad lyg tai sako, ir ne jo problemos, čia gal reikėtų neuropatologui parodyti, galbūt koks tai nervas užspaustas yra, dar kažkas, bet tai irgi tam tikras laikas turėjo praeiti. Mūsų šeimos gydytoja kažką įtardama tiesiog jau nebelaukiam to termino, kad atvažiuos ten neuropatologas, tiesiog pasiūlė mums galbūt patiems nuvažiuoti, ar tai Vilnių, ar į Kauną, ar Šiaulius, išsitirt. Žinoma, mes paėmėm siuntimą ir vis dėlto kažkaip nusprendėm vykti Vilnių, į Santariškes. Medikai pastebėjo tam tikrą darinį jos organizme. Ir paėmė jau tą darinį, medikai jau tiesiog pasakė, duodam 99%, kad tai gali būti auglys. Nors, kaip sako, tie tyrimai turi gali jie ateiti ant savaitės, 2 savaičių bėgyje. Jau mes maždaug taip tokia nuojauta buvo, aišku, jie atėjo po savaitės, vasario 9 dieną, ką ir patvirtino, ir tiksli diagnozė tai yra aukšto piktybiškumo embrionalinė rabdomiosarkoma. Tai mums aišku, ir skausmas, ir šokas, ir vėl gyvenimas pradėjo verstis aukštyn kojom, tačiau mes esam tvirti ir tiesiog nepasidavėm jokiai panikai ir kibom į gydymą. Prisipažinsiu, tikrai bijojau važiuoti pas Juliją į ligoninę. Bijojau rasti sergantį palūžusį vaiką. Bet nustebau, nes radau mergaitę tokią stiprią ir tokią sąmoningą, kad nori nenori, tiki iš paskos su ja. Žinot, mūsų šeimoje, ir su mama, mes labai atsargiai. Tiesiog labai atsargiai prie to ėjom, bet su Julija kalbėjom kaip su suaugusiu žmogum. Nes kažko tai slėpt, kažką tai tiesiog švelniai priėjom prie to, nes vis dėlto mergaitė yra paauglė, jinai moka visom technologijom naudotis, visa kita. Nepaslėps, kas tai yra onkohematologijos skyrius, vaikučiai plikom galvytėm, tai vis dėlto jinai iš tikrųjų yra labai
protingas vaikas, pas mus ne pagal metus ir viską, savo ligos diagnozę, savo ligos stadiją, savo ligos būklę, jinai puikiai žino. Ir mes šnekamės taip, kaip suaugę žmonės su ja. Tikrai žino, kad jinai sunkiai, labai sunkiai serga ir labai kabinasi į gyvenimą, labai stengiasi pasveikti. Labai. Išlydėjo mus Julija lyg kokius gerumo ir vilties ambasadorius. Perduokit visiems didžiausių linkėjimų, šypsojosi ji. O atvykę į Naująją Akmenę radom ne tik vilingai laukiančius senelius ir mažuosius broliukus, tėtį, bet ir mokykloj. Visi viens per kitą laukia iš Julijos žinių. Aš Julijai linkiu visko ko geriausia, ko ji trokšta ir kad greičiau pasveiktų. Ji buvo lyg mūsų klasės siela ir kai grįžka, ji toliau tokia liktų. Julijos visur pilna ir muzikinėje veikloje mokyklai, reiškia popamokinėje veikloje, ir ansamblėje, ir dainuojančiame ansamblėje, ir Kanklėmis su Štutaite, kur dalyvavo televizijos ringe jaunųjų talentų. Tikrai pastebėta ne veltui buvo ir įvertinta tikrai gerais rezultatais. Tikiuosi, kad Julija turės galimybę dar kartą laimėti pagrindinį prizą, nes tikrai matėm, kad ji to verta. Na, žinoma, Julija yra dar ir toks žmogus, kuri visuomet tylomis ras ir nueis ten, kur reikia pagalbos, paguodos. Klasės mokinių rašinių temoje buvo apibūdinti žmogų. Ir mokiniai turėjo aprašyti tą žmogų jo būdingiausiais bruožais. Kada mokytoja perskaitė ir mokiniams reikėjo atspėti, apie ką vyksta kalba tame rašinyje, ir kada jis buvo perskaitytas rašinys, visi vienbalsiai pasakė Julija. O ten buvo parašyta tikrai visa tai, kas telpa iš gero žmoguje, kas geriausia žmoguje. Tai va tokia mūsų Julija yra. Visi vaikai ir auklėtojai be galo pasilgom Julijos, be galo. Ir jeigu apibūdinti Juliją keliais žodžiais, aš taip visą laiką galvoju, tai turbūt sakyčiau, Julija mūsų spindulėlis. Ir kas telpa į tą gerą žodį, tai čia turbūt viskas tilptų ir mūsų Julija. Ir jeigu, kaip sako, jeigu iš širdies darysi, širdis ir pasieks, tai ką daro Julija, kaip jinai bendraudavo, tai viskas būdavo turbūt iš širdies. Ir tas mūsų visų širdis ir pasiekdavo kiekvienas sykį, ir kiekvienas su ja labai maloniai bendraudavo. Ir bendraujam, ir telefonu, ir žinutės rašinėjamės, ir žinom, ir tėvelių paklausėm, tikrai domimės, kaip tai mūsų Julijai sekas. Ir turbūt mes visi kiekvieną pamoką, prieš pradėdami su manim pamoką, kai turim su klase, visada toks klausimas būna, kaip, gal žinot kaip Julijai. Ir kiek žinom, tiek pasišnekam, kiek žinom, tiek ne tai, kad aptariam, bet linkim kiekvienas iki jai sveikatos, ar žinutę parašom, ar tėveliams paskambinam. Ir dar jeigu apie Juliją, maloni, darbšti, išauklėta, mandagi, visos savybės, kurios yra pačios gerosios, visos tinka Julijai. Julija labai brangi draugė ypač šiais metais, nes mes jau nuo pat mokslo metų pradžios ruošiamės tam pačiam konkursui Jono Švedo ir daug kartų praleidome ir džiaugsmingų, ir liūdnų akimirkų, buvo ir pykčių, ir labai daug džiaugsmo, ir dėl to tai dabar tokia staigi žinia, kad taip nutiko ir dabar viskas taip jau nublanko, visas ties ruošimosi konkursui, nes dabar svarbiausia, kad kuo greičiau Julija pasveiktų. Julija labai visada šypsosi, jai visada juokiasi, jinai yra tokia tikra optimistė, niekada jokio liūdesio nėra. Ir dabar mes netgi, kai nuvažiavom, ji nori, kad mes ją džiaugsmingai kalbėtumėm, nori, kad mes tikėtumėm, jinai nenori nei graudulio, nei jokių ašarų, nes reikia tikėjimo, reikia vilties.